kodėl toks yra didelis potraukis vaikams kompiuteriniuose žaidimuose, nes jie yra labai aiškus tiklas ir tu tai gali daryti su draugais ir jausti progresiją. Vaikai mėgsta nuotykius. Vaikai nori būti herojais. Vaikai nori valdyti situaciją ir vaikai nori žaisti. Ateina vaikai, susėda į klasę ir tuose skaidrėse prasideda istorija. Kaip filmukas, kaip Pokemonai, Digimonai, drakonų kovus, kažkas tokio. Atsiranda blogietis. Ir pas mus dažniausiai blogietis būna koks nors klimato kaitos personifikacija. Mes dabar vadinam jį brūdu. Tas brūdas ateina mūsų pagrindiniam veikėjam, Leo pridaro problemų. Pavyzdžiui, jis nori eiti pasimaudyti, bet negali, nes nešvarus ežeras. Ir jis sako, ką daryti, kaip ant ežerą išvalyti. Ir tada atnešami vaikam yra dėžės Lego su iPadais ir jie iš tų komponentų turi sėdėti ir galvoti ir diskutuoti, kokį robotą galime sukurti, kad išspręstume užterštą ežero problemą. Aptarė, tada nusprendžiau, padarysime laivą, kuris turi pagriebimo funkciją, kaip koks robotas siurblys tik ant vandens ir tada kas kiek laiko išveža į krantą. Ir vaikai nuo 4 metų iki 10, atitinkamai pagal jų metus yra priskirtas prie jų rinkinys, o tokius sprendimus kuria, ištestuoja tada pamokos metu ir sugalvoja, kaip patobulinti dar.